Sveiki visi, šiandien Geek Education podcastas šiek tiek kitoks nei įprastai. Mano vardas Paulius, turime video iš studijos ir su mumis šiandieną Ligitas Stravinskas, Season Bible bendrai kūrėjas, patyręs žmonių hunteris ar ne žmonių medžiotojas darbo rinkoje, bet neatimsiu iš jo šitos šou dalies ir leisiu jam prisistatyti pačiam. Tai sveikas, Ligitai. Sveiki visi, labas Pauliu. Tai kaip ir Paulius minėjo, esu vienas iš bendrai kūrėjo Season Bible projekto. Tai iš esmės yra platforma susijusi su slidinėjimo kurortais ir atrankomis būtent tose industrijose. Tai šiandien atėjom su Paulium pasikalbėti truputėlį apie atrankas, kaip tai vyksta, kokios tendencijos ir pažiūrėti, ar galima apsikeisti kažkokią aktualią informaciją klausantiem. Tai mes su Lygiu esame pažįstami ilgą laiką, todėl turint bičiulį podcast'e leisim šiandien turbūt savo tuintis ir nevalingai, kaip ir prieš kelias akimirkas, turbūt pavadinsiu Ligitą Lygiu. Tai tikrai gali nutikti, bet tuo pačiu mes tikimės, kad šis pokalbis bus labai šiltas, jaukus ir paliesime temą, kuri yra labai įdomi šiomis dienomis. Tai yra skills first recruitmentas arba žmonių įdarbinimas, pirmiausiai atkreipiant dėmesį į jų įgūdžius ir kompetencijas. Ir būtent su šiuo įrankiu metodologija Ligitas ir dirba, tai galbūt šiek tiek pirmiausiai daugiau pristatyk savo karjerą, o po to pakalbėsime būtent apie temą. Tai iš karto atsiprašysiu į priekį už anglicizmus visus, stengiuosi puoselėti lietuvių kalbą, tačiau dirbant tarptautinį įmonę, dirbant su tarptautiniais klientais, neišvengiamai tenka bendrauti anglų kalbą kasdieną, tai stengsiuosi vartoti lietuvių kalbą, bet kiek jau neišeis, tai tikiuosi besiklausantys suprasit tam tikrus terminus, kuriuos pamėginsim paaiškinti. Bet jeigu taip trumpai, tai mano šiaip visa priešistorė prieš atrankas buvo susijusi su ekstremaliais sportais, kalnuose būtent, tai Alpės ir Anglija pagrinde buvo, kur užsiiminėjau instruktoriavimu įvairiuose sportuose. Taip nutiko, kad per karantiną grįžau į Lietuvą, patostogauti savaitę laiko ir tas atostogos dar iki šiol tęsiasi. Ir pradėjau galvoti, ką aš norėčiau veikti ir greitai supratau, kad mane tiesiog domina darbas su žmonėm. Ir ko pasiekoja atsirado atrankos mano gyvenime, tai pradėjau darbuotis tokia tarptautinė amerikiečių įmonėje, tuo metu dirbančioje dar Lietuvoje, McKesson Business Services, tai iš esmės farmacijos įmonė, kuri turėjo savo paslaugų centrą įsisteigusi šviežiai ir atsirado tokia galimybė įsidarbinti ten. Atrankos procesas irgi buvo toks įdomus, kad iš esmės iš galutinių dviejų finalininkų, kur buvo aš ir kitas kandidatas, kuris turėjo apie 10 metų patirtį, kaip vėliau sužinojau, buvo, žodžiu, du finaliniai, aš ir tas asmuo, ir suteikė progą ir šansą, nes įžvelgė asmenybę galbūt labiau nei įgūdžius tuo metu, tuometinė vadovė, linkėjimo jai, ir taip gavosi, kad gavau savo pirmąjį atrankų darbą. Tai čia apie 2020-uosius kalbam, tai 5 metai atgal iš esmės. Ir nuo to prasidėjo mano kelionė, kur dirbau tarptautinėse įmonėse, kaip ir tęsiasi iki šiol. Šią dieną dirbu aviacijos industrijoje, tenka samdyti per visą pasaulį iš esmės ir kaip kartais įsireiškiu, kad tenka samdyti nuo valytos iki piloto iš esmės per įvairias rinkas. Tai tas spektras gan platus pozicijų. Ir taip pat lygiai grečiai turiu projektą, kurį sėkmingai vysto. Taip trumpai, jeigu pristatyti, tai projekto idėja yra hibridinė platforma, kuri yra tarp darbo skelbimų portalų ir atrankų įrankių, iš esmės, kuri specializuojasi būtent slidinėjimo industrijai skirtas įrankis, kuris suvedinėja iš esmės darbdavį ir darbuotoją. Tai tikriausiai trumpa tokia įžanga būtų. Super. Skills first samda. Tai yra į įgūdį tą orientuota samda, kas tai yra tau ir kuom tai skiriasi nuo tradicinės samdos? Tai tradicinė samda, sakyčiau, remiasi dviem pagrindiniais dalykais. Tai būtų įgyta patirtis, ne įgūdžiai, labai svarbu atskirti, ir įgytas įsilavinimas. Iš esmės, tai būtų tai tradicinė, o
skills-based arba skills hiring, sakykime, atranka, tai viskas, kas susijęs su kompetencijom ir jau konkrečiais įgūdžiais. Tai va toks būtų esminis skirtumas, kad vienas patirtys ir išsilavinimas versus konkretūs įgūdžiai arba kompetencijos. Tai va toks esminis skirtumas būtų, jeigu tai bandyti suvokti, kuo tai skiriasi dabartinė darbo rinkoje. Ir nepaslaptis, kad tavo dabartinė įmonė, ar ne, tiek toje, kurioje dirbi, tiek ir pats, kurią kuruoji, juose būtent šis modelis yra taikomas, ar ne, tai kuom jis yra atraktyvus darbdaviams ir kiek laiko galbūt jie tai tęsia, ar tai yra naujas bandymas tose įmonėse, ar jos jau ilgą laiką būtent tokį modelį vysto? Geras klausimas. Šiaip iš principo, jeigu žiūrint ir globales tendencijas ir po to, kas ateina ir iki Lietuvos, kad dažniausiai kelių metų, tarkim, tarpsnis būna, tai tas skills-based hiringas šiaip jau 2017-2018 prasidėjo, bent jau globaliuose vandenyse. Lietuvoje, sakyčiau, toks ryškus galbūt skirtumas pradėjo jaustis per pandemiją ir po pandemijos ypatingai. Taip grubiai tariant, šiaip paskutiniai 5 metai buvo iš idėjos, sakykime, kas buvo skills-based tas hiringas vadinamas, iki vienos populiariausių tendencijų ir sakykime, trendų šiuolaikinėje darbo rinkoje, tai yra iki pat dabar, iš esmės. Tai užtrunka 2-3 metus, kol ateina. Šiaip Jungtinės Amerikos valstijos yra viena iš lyderiaujančių valstybių, kur tai prasidėjo. Iš esmės prasidėjo, aišku, nuo didžiausių gigantų, tokių kaip Amazon, Google, IBM ir panašiai. Ir tada palaipsniui rutuliavosi per Atlanto vandenyną ir pasiekė mus apie 20-21 metus, kur suaktyvėjo būtent šitą samdą. Netgi skaičiau, ruošiant iš tam pokalbiui, kad 2017 netgi metais JAV Baltuosiuose rūmuose išleido memorandumą, kad įvykdyti šitą pokytį samdant darbuotojus, ypatingai IT srityje, kadangi suprato, kad nemažas talentų, tas vadinamas pūlas, sakykime, kiekis kandidatų, kurie tinka būtent tokiose nišinėse pozicijose, yra ganėtinai susiaurėjęs. Būtent dėl to, kad samda vykdavo pagal arba turimą patirtį panašią, arba išsilavinimą elementariausiai. Ir va tada prisidėjus didžiosiam korporacijom įvyko tas toks pirmas žingsnis, ir tada tai rutuliaujasi iki pat dabar. Aš suprantu, kad mimsus visus, kuriuose kalbam apie tradicinį rekrutmentą, apie 10 metų patirtį iš 5-mečio, aš jau galiu trinti, ar ne? Praktiškai taip. Ja, šiaip labai įdomu stebėti, kadangi tenka dirbti su gyvenimo aprašymais kasdieną. Labai įdomu stebėti būna kandidatus, kurie seka tendencijas atrankų, tarkim, deda pastangas įdarbinimas ir pritaiko savo gyvenimo aprašymus pagal tai, kas vyroja, o versus tie, kurie tiesiog turi vieną šabloną, ten galbūt įdeda vieną kitą detalę atnaujina, bet aplamai apie patį principą, išdėstymą, tendencijas labai nesijaudina. Tai jeigu nori būti paklausus darbo rinkoje, tai sakyčiau taip. Žodžiu, individualizuoti savo būtent CV, ar ne, arba savo tą cover letterį laišką, ar ne, kuris motyvacinį laišką dėl darbo, ar ne, jis turėtų iš esmės būti super individualizuotas tai pozicijai, ar ne, ir įmonė. Individualizuotas tai vienareikšmiškai ir nesiųskit motyvacinių laiškų, jeigu tai yra šabloninis. Nes labai pasimato ir jeigu tu gauni motyvacinį laišką, kuris matosi yra tiesiog bendrinis 100 kitai įmonių, tai iš karto, kaip atrankisti, dingsta motyvacija gilintis iš esmės, kas ten parašyta, ir tada ko pasikoja gaunas, kad ir gyvenimo aprašymas nebetrodo toks patrauklus. Tai tiesiog, jeigu rašot motyvacinį laišką, tai tiesiog nepagailėkit skirti pusvalandį, valandą laiko, pasirašykit kokybiškai ir siūskit. Bet grįžtim prie skills-based hiringo based. Terminas tas pats, ar kitko, nes skills first, minėjai Pauliau, aš mėgstu vadinti skills-based hiring, iš esmės tas pats, tai tiesiog susilyginam terminus, kad... Manau, visi supranta apie ką. Okay. Iš esmės gyvenimo aprašymų pats modelis, jisai taip pat turėtų būti adaptuojamas, nes jeigu žiūrint į, tarkim, tendencijas tiek globales, tiek kas yra lokalios Lietuvos, sakykime, darbo rinkai, tai
Tai visas procesas atrankos turėtų keistis, jeigu norint prisitaikyti prie tos tendencijos. Ir kai kalbu visas procesas, tai kalbu nuo kandidatų CV, kurį jisai susikuria, iki įmonės kultūros ir vidinių procesų. Tas procesas, kurį praeina tiek kandidatas, tiek įmonė tam tikrose etapuose, tai turėtų būti pritaikytas būtent labiau šitam modeliui, tai įskaitant ir tavo gyvenimo prašymą. Ir čia esminiai momentai galbūt būna, jeigu paimtume gyvenimo prašymą, pavyzdžiui, tai tokie yra 3 pagrindiniai, tarkim, modeliai, kaip gali išdėstymą savo pasirinkti. Tai vienas iš jų yra būtent toks, kuris akcentuoja skills-based hiringą. Tai galima pasimti tokį template'ą, sakykime, šabloną ir pagal tai dėlioti savo gyvenimo prašymą. Arba CV banko. Reklama iš karto. Ne, yra daug skirtingų dizainų, nežinau, paimkit Canva, elementariausiai sudėliokit savo unikalų ir išsiskiriantį. Taip. Ok. Gerai, palėtėjai sekantį žingsnį, tai mes pakalbėjom nemažai apie žmonės, kurie aplikuoja dėl darbo, ką reikėtų padaryti organizacijoms ir kaip jų procesai kinta, jeigu yra laikomas iš tos metodologijos. Jeigu kalbam apie Lietuvą, tai iš tikrųjų jau tendencija atėjus, kaip pirmėjo, keli metai ir tikrai tenka susidurti ir pamatyti įmonių, kurios jau tą taiko gan sėkmingai, bet dažnu atveju tai yra arba mažesnės įmonės, kurios gali savo procesus gan lengvai keisti, nes jeigu ten imsim, nežinau, 100 ir daugiau žmonių organizaciją, tai kaip ir pats žinai ir tikriausiai žiūrovai įsivaizduoja, procesai keičiasi ne visą laiką taip greitai. Kitas svarbus aspektas, ką irgi pastebiu, tai įmonės, kurios turi didesnius resursus, dažniausiai finansinius, aišku, arba žmogiškų išteklių, tai tos įmonės irgi linkusios greičiau adaptuoti tą modelį, bet įmonėse turi keistis iš esmės irgi labai nemažai dalykų. Tai nuo pavyzdžio, nuo darbo skelbimo, nes jeigu atsiverstume tą patį CV banką ir perėtume elementariausiai per kelis... Tikrai turėsim reklamą iš mūsų. Tai ta prasme, didžioji dalis, apie 80-70% skelbimų yra viena iš pirmų eilučių, reklamų yra, tarkim, įsilavinimas. Ir jeigu tu nori pradėti taikyti šitą modelį, tai tenka perėti netgi prie savo darbo skelbimą, kad dėti pirmoji vietoje, tarkim, įgūdžius, kokių reikia, ir tada atrankos procesas turi būti pritaikytas. Atrankos procese skills-based hiringas dažnai reiškia užduotis, case studies kažkokios, kur kandidatas turi atlikti, kur čia irgi tikriausiai atskira tema dar būtų, prasiplečiant, kaip tai atrodo, ir pliusus ir minusus. Ir iš esmės tada jau įdarbinu žmogų, kai prasideda tas vadinamas įvedimo etapas, lygiai taip pat turi būti įvertintos kompetencijos, kaip tu vertini darbuotojo, tarkim, tą atliktą bandomą laikotarpį ir tolimesnį augimą kaip specialisto, nes truputėlį gali skirtis, kaip vertinsi žmogaus, pavyzdžiui, rezultatus atliktus arba iškelinės jam tikslus, pavyzdžiui. Tai dėl to gaunas, kad visas toks funelis, sakykime, pokyčių turi įvykti. Visas procesas, ar ne, žingsnis po žingsnio, bet viskas prasideda nuo pirmo darbo skelbimo. Iš įmonės pusės, taip kaip čia nuo praktinės galbūt užduotės, bet be abejo prieš paleidint skelbimą, tu tuos procesus turi būti nemažai susidėliojęs, vėlgi tą patį atrankos procesą, nes jau kai paleisi skelbimą, gausi pirmus kandidatus, jau tai turi važiuoti, iš esmės, ne tik tai dėlioti, bet svarbu, kad būtų sudėlioti procesai jau iki paleidimo išorę. Aš čia kažkokios sensacijos nepristatysiu ir turbūt mes abu sutiksim, kad darbo rinka yra ganėtinai įtempta, ar ne, kas liečia samdą. Ir jinai, nežinau, kalbėjausi su Michael iš Olandijos, kuris dirba su Beneluxo būtent rinka, ar ne, ir jo vertinimu ta rinka tik tai blogės, kad atrankos tik tai sunkės, konkurencija tarp darbuotojų tik tai didės. Tai mano galbūt klausimas būtų, kokią rinkos problemą šitas metodas sprendžia, ar ne, kuom jisai padeda įveikti tuos rinkos iššūkius tam, kad samda būtų lengvesnė arba efektyvesnė. Ar padeda? Aš drįsčiau teikti, kad padeda. Tai viena iš priežasčių tikriausiai, ką būtų galima vardinti, tai kaip ir pats minėjau, rinka gan konkurencinga ir šiaip statistiškai, tarkim, žiūrėjau prieš gal pusmetį, buvo Manpower išleista kaip čia statistika, tiek globali, tiek, kas įdomu buvo, kad sutapo, tiek globalios tendencijos, tiek Lietuvoje, tai iš esmės 7,5 įmonės iš 10 stringa su darbuotojų samda. Iš esmės yra trūkumas. Tai pavyzdžiui, vienas iš privalumų, ką sprendžia skills-based hiringas, yra, kad tu padidini elementariausią savo turimą pūlą. LinkedInas, pavyzdžiui, skelbia, kad jeigu tu pradėsi daryti atranką
grįsdamas įgūdžiais, o ne tik tai, tarkim, buvusiom patirtim, tai vadinamas, ne pareigybėm, tarkim, arba ten išsilavinimu kažkokio, tai LinkedIn bent jau duomenimis, tai kandidatų tas pūlas vadinamas išauga 10 kartų arba kai kurios industrijose net ir daugiau. Tai elementariausiai galima išspręsti dabartinį darbuotojo stygiaus klausimą tiesiog praplečiant paiešką per kompetencijas, o ne išsilavinimą. Tai būtų tikriausiai viena iš. Ir šiaip jeigu paimtume dar porą statistikų, kad buvo įdomus toks irgi straipsnis parašytas, kad žmonės, kurie buvo pasamdyti tradiciniu būdu ir šiaip Harvardo tyrimas buvo atliktas, tai tie, kurie buvo pasamdyti tradiciniu būdu ir skills-based hiringu, iš esmės darbo kokybės ir rezultatų prasme buvo tokie patys, tai realiai niekaip nepaveikė darbo rezultatų, bet kas buvo pastebėti, kad žmonės įdarbinti kandidatai skills-based hiringo metodu buvo lojalesni. O jeigu imtume dabartinį tą retentioną vadinamą, tą lojalumą darbuotojų, tai tikriausiai... Išlaikymą. Taip, išlaikymas, teisingai. Tai didelė problema rinkoje šią dieną ir labai daug įmonių sprendžia šitą klausimą iš esmės. Tai jeigu turim netgi tokią statistiką, tai akivaizdu yra, kad bent jau 2 priežastys yra, kodėl tai yra pranašiau negu tradicinė samda. Na, išlaikymas gal tokia dar kita tema, ar ne, nes turbūt išlaikymą šiai dienai investuoti būtų netgi protingiau negu į samdą, ar ne, kam kelt problemą, kai galima išvengti jos, ar ne, tai vienas iš būdų tikrai yra ambasadorių schema irgi, apie kurią kažkada darėme podcastą su Michael, tai irgi tos žmonės, kurias domina, galite pasižiūrėti mūsų YouTube, tiesa, tas podcastas yra angliškai. Kitas dalykas yra vidinės akademijos, ar ne, tai auginimas darbuotojų per nustatytą kažkokią tai edukacinę prizmę, tai irgi, man atrodo, vienas iš tokių tikrai efektyvių būdų. Mane turbūt domina dar toks klausimas, ar yra tiesioginė sąsaja tarp skills-based hiringo, ar ne, tarp skills-based samdos ir to, kad mažėja žmonių, kurie kreipiasi į darbdavius be universitetinio išsilavinimo. Ar yra sąsaja tarp mažėjančių? Kad tiesiog žmonės turi mažiau, jie eina studijuoti rečiau arba mažesnių kiekių, ar ne, ir dėl to jie neturės tos patirties tradicinės, ar ne, tos tradicinės edukacijos, tačiau turės įgūdžius ir kompetencijas, kurias pasiekia, tarkim, praktiniu būdu. Tai tikriausiai iš tie bootcampai, gal net pavadinsiu, kas labai populiarėja šiai dienai, nežinau kaip lietuviškai būtų bootcampai, bet... Darbo stovyklos, tokios, tai nesibaigiantis kažkoks tai ilgalaikis praktinis užsiėmimas, ar ne? Taip, ir tikriausiai daugelį bus žinoma Lietuvoje keletą tų bootcampų vadinamų, ar akademijų galbūt, tai Code Academy, kaip coding schoolai, kurie išpopuliarėjo ir srautai studijuojančių iš tikrųjų yra nežmoniški, lyginant su 5 metais ir atgal. Ir čia ne tik tai Lietuvoje, be abejo, ir paimkim visas, tarkim, digital platformas, tas skaitmeninės, kaip Udemy, Coursera, LinkedIn visas learningas, tai didelis pokytis irgi vyko būtent link to, kad universitetai šiaip, sakykim, tarpais net negeba prisitaikyti prie pastovaus ir greito pokyčio darbo rinkoje. Tarkim, pozicijos, kurios anksčiau neegzistavo rinkoje, jos atsirado taip, ir to vien pasibaigti universitetą 3-4 metų neužtrunka, tai kur dar po to patirtį gauti, visi šitie bootcampai atneša šią dieną daug naudos ir nors ir dažnai dar vis skeptiškai, ypač Lietuvoje žiūri darbdaviai, skaitant ir mane patį, jeigu ateina kandidatas tik tai su bootcampo patirtim, klausimų kyla. Kuo toliau, tuo labiau tampa labiau atpažįstama, visi tie sertifikatai, sakykime, ikonėlės visos yra paklausesnis ir gauna daugiau pasitikėjimo netgi ir iš darbdavių pusės. Super. Gerai, tai paskutiniai 5 metai paminėjai, kad pasikeitė labai stipriai, aš tai galvoju, kad COVID-as turbūt daugiausiai čia vis pridėjo ranko savo, nes bent jau toj rinkoje, kur aš operuoju, tai absoliučiai visi universitetai buvo priversti rasti techninį sprendimą ir biurokratinį sprendimą, kaip nuotoliniu būdu vykdyti studijas, ar ne, tai net jeigu jos nebuvo parduodamos kaip skaitmeninės, jas turėjo įgyvendinti kitaip
nebūtų įvykdę tų įsipareigojimų studentams. Tai manau, kad čia buvo labai gera skatinamoji priemonė, kuri atėjo mūsų nekviesta. Ir manau, kad visi tos skaitmeninės platformos lygiai taip pačiai gavo didelį postumį iš to. Kitas dalykas, nuotolinis darbas, ar ne, irgi, kurį apkalbėjome, kiek tai prisidėjo prie viso šitos naujos bangos samdoj? Pastebėjau ir aš irgi linkęs būčiau sutikti ir tikiu, kad būtent COVID'as labai stipriai pastumėjo tą idėją apie skills-based hiring, kas buvo, sakykime, 15-17 metais iki pagrindinės ir didžiausios tendencijos. Tai kai vyko COVID'as, metai po, buvo atrankose, buvo gerai žinoma, kaip čia, The Great Resignation, didysis išėjimas iš darbo 21 metais, nes būtent, manau, tai buvo COVID'o pasekmė, žmonės suprato, kad tas balansas, sakykime, tarp darbo ir laisvalaikio yra svarbu, kad darbas nėra pirmoje vietoje, dažnai ir tai paskatino žmonės išeidinėti masiškai iš darbo. Be abejo, pats COVID'as ir įkalino daugelį žmonių namuose, negalėjo ateidinėti į biurą ir darbuotis, tai turėjo irgi nemažai įtakos, kaip čia pasitvirtinti ir įsicementuoti tam faktui, kad dirba nuotoliu, turėjo atsirasti daugiau pasitikėjimo tarp darbuotojų ir vadovo, nes tu negali stebėti, kas ką veikia iš esmės ir tas rezultatas buvo atnešamas iš esmės nuotoliu. Tai va, tas pokytis tikriausiai iš vadovų pusės bent jau irgi yra įvykęs, kad tie žmonės, kurie buvo susamdyti būtent tokiu principu, įrodė savo vertę, kad gali atlikti tą patį darbą, kad nereikia išsilavinimo iš esmės ir tai paskatino šiek tiek irgi, be abejo, jeigu pažiūrėsim į, tarkim, lokacijos klausimą, pažiūrėkim, kiek galimybių atveria įmonėms samdytis darbuotojus iš esmės, ar tai iš visos Lietuvos, ar iš viso pasaulio, nepriklausomai nuo ten, kur buvai, tai nebereikėjo apsiriboti tik tai tam tikrą lokaciją, ar Vilniaus miesto, pavyzdžiui, galėjo iš Alytaus susamdyti kokį AI inžinierių ir būtent įgūdžių prasme ir taip ir darbuotis per atstumą iš esmės. Tai... Super. Sertifikacijos trumpi mokslai, ar ne, tai lietėm tos bootcampus, yra tie vadinamieji micro-credentials, kada kalbama apie trumpą limituoto skaičiaus kreditų mokslą, ar ne, kuris išmoko tavęs vieno kažkokio tai įgūdžio, vienos kažkokios kompetencijos, ar ne? Taip. Ar tai būtų vertinama taip tam pačiam lygmenį, sakykime, kaip ir mokiausi universitete, tarkim, magistro studijas, ar ne? Kornelio universitete pasibaigiau project managemento dalį, galbūt kitą dalį pasidariau UK, ar ne, Jungtiniai Karalystėje, galbūt marketingo kažkokius tai pagrindus pasiėmiau iš Vokietijos. Ar tai yra tas pats, ar visgi darbdaviai labiau vertina vientisumą? Šiai dienai vis dar skaičiau tas aukštasis, tos studijos bakalauro arba ypač magistro. Galbūt čia irgi atskirčiau, nes taip netgi iš psichologinės pusės žiūrint, kai tu stebi ir vartai tuos gyvenimo aprašymus, pamačius magistro laipsnį, ypač kažkokiai specializuotojai nišų, tai duoda tikrai daug svorio iš tos psichologinės pusės, kadangi šiaip statistiškai tokie atrankistai kaip aš CV peržiūrėti ten apie 6-9 sekundės grubiai, tai vat, jeigu užkliūna akis už magistro laipsnio, iš karto matai daug svorio, nes vėlgi tie online mokymai, kaip ir minėjau, dabar tas credibility, jų, sakykim, patikimumas tikrai augantis yra ir daugiau įmonių ir vadovų atpažįsta tai, bet aš nesulyginčiau vis dar šiai dienai su magistrų studijom tikrai net ir bakalauro, nes aš manau, tai yra didelis darbas edukuojant vadovus, ypatingai, kurie atrankose, kaip čia nėra kasdienybė, kaip atrankistai, kurie ten samdosi 1-2 kartus per metus galbūt, neseka tendencijų ir panašiai. Tai tas pokytis iš esmės jis tai turi įvykti kažkieno kito pastangom, dažniausiai žmogiškų išteklių komandos. Tai vis dar neatlyginčiau, bet kad svorio turi daug ir daugėjantis tas svoris būtent šitų visų micro-credentials, tai vienareikšmiškai. Teisingai girdžiu, kad skills-based samda, jinai nėra galbūt kažkuom tai pranašesnė už tradicinę samdą, tačiau ką jinai duoda, tai tiesiog platesnį kandidatų baseiną, ar ne, iš kurių tu gali rinktis.
Aš net sakyčiau, kad yra tam tikrų pranašumų, ne, bet jeigu vėlgi vertinsim tos vadinamos, kaip čia, blogą samdą, ne, kur tu nepataikai su samda ir kur tenka atsisveikinti su darbuotojais, jeigu paimtume efektyvumą pačios atrankos ir kaip gerai pavyksta susamdyti kandidatą laiko prasme, kas kartais gali išsitęsti, sakykime, bet pataikomumas į kandidatų profilį jisai yra efektyvesnis iš esmės. Tai vat su ta mintim kandidatai yra labiau patenkinti savo darbo vietoje, nes jie buvo pasamdyti pagal kažkokią kompetenciją. Na, va, tarkim, įsivaizduokim, Pauliau, dirbai kokiu nors pardavėjo, ne, vat 10 metų motociklų parduotuvėje, ne, Ukmergės gatvėje ir tada tu eini darbintis, pavyzdžiui, į kokį booking.com, ne, kaip klientų aptarnavimo specialistas. Ir jeigu atrankistas ieškos, pavyzdžiui, ne, klientų aptarnavimo specialisto, jisai gali tave praleisti dėl to, kad jūsų, tarkim, pareigybės nestampa, jeigu jisai nesigrindžia įgūdžiais, kurie iš esmės yra tie patys tiek vienai, tiek kitai pozicijai, bet jeigu nėra to suvokimo, kad tai iš esmės yra apie tą patį, vėlgi gali praleis tave pro tinkamų kandidatų sąrašą ir jeigu tu ateisi į darbą, tarkim, iš pardavėjo pozicijos į klientų aptarnavimo, tu būsi nusamdytas būtent dėl tos kompetencijos, kad tu gali teikti gerą klientų aptarnavimą, kas reiškia, kad tu jausi didesnį pasitenkinimą, gebėdamas atlikti savo darbą, ne? Ir tada, ko pasiekoja ilgiau, bent jau statistiškai sako, kad ir išbūsi įmonėje, būdamas laimingas. Super, gerai. Laimingas, ar ne, nežinau, ar matei statsus, Lietuva 16 vietoje laimingiausių, lenkiam Jungtinę karalystę ir Ameriką ir daugelį kitų šalių, tai puikiai mums sekasi, akivaizdu. Ar dar turime ką pakalbėti apie šitoj temoj, datą, kažkokių įdomių insightų ar ne, požiūrio kampų, kurių mes nepalėtėm ir tu norėtum juos paliesti? Geras klausimas. Šiaip Lietuvoje, jeigu imant skaičius, pavyzdžiui, tai kiek mačiau dabar statistiką paskutinę, tai apie 90% įmonių, pavyzdžiui, jos jau kažkokią formą taiko skills-based hiringą. Iš esmės, mūsų dabartinė įmonė, mes taip pat tam tikrose pozicijose, vėlgi, ne visoms pozicijoms, nepamirškim, tinka skills-based hiringas, nes pavyzdžiui, gydytojas koksai, jisai nenori turėti. Jeigu žiauriai gerai su ChatGPT. Bet jeigu labai, išsistudijuos, kaip ten tą širdies operaciją pasidaryti, jeigu yra. Jo, tai šiaip nemažai įmonių pereidinė prie to, bent jau kažkokią dalim, sakykime, nuo užduoties elementariausios paruošimo iki kažkokių didesnių case studies, galbūt vėlgi, imant atrankos procesą, kas populiarėja, tai tokie etapai kaip bar raiserio, kur įvertina, tarkim, ne tik tai tavo kompetencijas eigoje, bet ir tą kultūrinį tinkamumą su visiškai nešališkais skyriais tam atrankos procesui. Tai, pavyzdžiui, jeigu aš aplikuoju į kokią atrankisto poziciją, mane gali koks inžinierius pakalbinti ir tiesiog pasižiūrėti, ar nešališkai, ar aš atitinku įmonės kultūrą, tarkim, asmenybiškai atitinku ir panašiai. Tai tas irgi, tarkim, bar raiserio, čia irgi konceptas paimtas daugeliu įmonių iš Amazon, nes jie vieni iš pirmųjų pradėjo tą taikyti. Tai tas irgi prisideda prie modifikuojamo atrankos proceso skills-based hiring, kur atsiranda papildomi etapai, pavyzdžiui. Vis dažniau girdžiu ir aš apie jį, kad kalbina kažkas, kas nėra tiesiogiai susijęs tą pareigybę ir jo, kalbasi apie vertybinius dalykus, apie įmonės kultūrinius dalykus. Manau, kad čia labai įdomi praktika ir turėtų jinai tikrai veikti. Ok, atidarom būrimo saloną, 5-10 metų į ateitį, stiklinį rutulį įneškite į sceną. Kokią prognozę paties, kaip gali kisti, ar mes tą skills-based matysim kaip visiškai dominuojančią formą, ar jinai gali evoliucionuoti kažkaip su dirbtiniu intelektu, kas mūsų laukia? Šiaip čia, šita tema labai įdomi ir kas įdomiausia tikriausiai, kad ateitis jau vyksta čia ir dabar, tai tas iš vis labai intriguoja ir veža, sakyčiau.
AI-us labai, Dirbtinis intelektas, jeigu dar kas nors nesat susipažinę, bet aš jau... DI, bet aš jau tikiu, kad vienaip ar kitaip teko. Jo, tai pamėginsim dirbtinį intelektą apibrėžimą naudoti, tai iš esmės jisai jau yra gan plačiai naudojamas atrankose. Nemažai, vėlgi, visokių hipotetinių ir ne klausimų ir LinkedIn tam pačiam matosi ir neramumų, kad galvoja, kad žmonės, kad pakeis mūsų darbą atrankistų. Tai aš ir dažnai girdisi, kad sako, išstums iš rinkos, ne? Pakeis robotai, kaip dažnai sako, bet jeigu kalbant konkrečiai apie atrankas, tai tos tendencijos panašiai vyrauja, bet aš galvoju, kad ne robotas, ne dirbtinis intelektas įstums mus, bet įstums tie žmonės, kurie sugebėjo prisijaukinti dirbtinį intelektą ir efektyviai atlikti darbą iš esmės. Tai ne pats dirbtinis intelektas įstums, bet žmonės, kurie geba jo naudotis iš esmės. Ir aš galvoju, kad jau dabar šiaip daug yra automatizuojamų procesų ir etapų atrankose, nuo iš kandidatų pusės CV, visi patobulinimai, tikri, netikri, ten irgi atskira tema, to katilo neklibinsim, iki įrankių, kuriuos atrankis arba vadovai naudoja, tai nuo note-takeriai, kai kurie užrašus ima bekalbant analizės video, dirbtinis intelektas jau analizuoja kandidatų tam tikrus pasisakymus, tinkamumą tai pozicijai, tai jau dabar tas vyksta, bet aš manau, kad atrankisto darbas iš esmės bus toks vadybinis, būsi dirbtinio intelekto vadybininkas, sakyčiau, nes aš manau, kad didžioji dalis proceso tikrai bus automatizuota, bet vis tiek yra dar tokių etapų arba, sakykime, situacijų, kur dirbtinis intelektas bent jau šiai dienai jisai negali nuskaityti ten kūrybiškumo kažkokio, to asmenybinio tinkamumo ir panašiai, bet vėlgi visas tas, kaip čia, mašininis mokymas, machine learning, galbūt jisai labai irgi sparčiai tobulėja, tai aš nebejoju, kad net ir šitie kampai, kurie šią dieną yra tinkamesni žmogaus akiai arba suvokimui, gali būti pakeisti ir ateityje. Tai aš manau, išsistums taip, kad administruosim įrankius, kurie bus tiesiog fantastiški. Visiškai sutinku. Manau, kad tai jau dabar vyksta iš tikrųjų ir tą frazę irgi girdėjau jau kažkur anksčiau, užsienio vienoje iš konferencijų, kad visiškai teisingai, kad AI mūsų tikrai nepakeis, AI yra data ir kaip kompiuteris apdoroja tą datą sukūrė žmonės, ar ne, tą datą greičiausiai net ir surinko žmonės didžiąją apimtimi, žmonių reikės ir tam AI valdyti, tai vienareikšmiškai žmonės su didesniu įgūdžiu AI mus pakeis, jeigu mes nebūsime tam pasiruošę. Tai gerai. Paskutinis dalykas, freebis, dovanėlė klausytojams, tai vienas arba keli dalykai, kuriuos tu išmokai iš būtent skills-based hiringo ir tiem, kas to galbūt nėra bandę, nėra propagavę, kaip galėtų tą pabandyti greituoju būdu. Sakyčiau, galima labai greitai prasifiltruoti, kas tiesiog gerai geba meluoti arba parsiduoti ir patikrinti elementariausiai tuos įgūdžius ir kompetencijas, kurių iš tikrųjų ieškai. Tai čia vienareikšmiškai didelę naudą neša. Kaip tą padaryti, iš tikrųjų nėra sudėtinga, jeigu pozicija, ta atranka, sakykime, kurią vykdo kažkas, yra tinkama daryti būtent skills-based hiringo prasme, tai pirmas ir paprasčiausias etapas galėtų būti tiesiog susigalvoti apie elementarią užduotį, priklausomai nuo pozicijos ir ją tiesiog duoti įvykdyti kandidatui. Tai vietoj kažkokio asmenybinio, tarkim, testo, tiesiog duoti atlikti užduotį, kuri arba būtų aktualios problemos ir realios problemos sprendinys dabartinė įmonė, arba galbūt jau išspręstos problemos įmonė. Tada pasižiūrėti, kaip mąsto kandidatas. Ir freebis, tai toks palinkėjimas, tada galbūt ir patarimas, nes kaip dabar atrodo, tarkim, darbo skelbimo, pagrindinis turinys, kaip jisai gali keistis, turint galvoti temą, ką dabar palėtėm, kad išsistums žmonės ir perims rinką tie, kurie geba prisitaikyti prie dirbtinio intelekto, prisijaukinti. Teisingai, tai skaičiau tokį įdomų, kaip čia, įžvalgą tokį įdomę, kur sako, žmonės, kurie gebės prisitaikyti ir išmokti greitai, jie turės didžiausią pranašumą ir potencialą darbo rinkoje ir tai galės atsispindėti netgi, pavyzdžiui, darbo skelbimuose, kur, pavyzdžiui, turi išmokti
C++ kalbą per 3 mėnesius, ar ne toks reikalavimas. Iš esmės, tai kuris parodo, ar tu gebi išmokti ir adaptuotis greitai prie pastoviai besikeičiančių technologijų ar ne, kas šią dieną atrodo galbūt keista, jeigu tokį reikalavimą pamatyčiau, bet 3-5 metai, manau, ateityje tas flexibility to learn, gebėjimas prisitaikyti ir išmokti, manau, bus vienas iš svarbiausių elementų. Ir sako, kad dabartinės rinkos darbuotojų, kur egzistuoja apie 40% įgūdžių, kuriuos mes dabar turim, iki 30 metų bus tiesiog pasenę arba nebeaktualūs. Tai rodo, kiek greičiai keičiasi visa darbo rinka ir kaip svarbu adaptuotis. Super, tad ačiū Ligitai už tavo įžvalgas. Būkim nepasenę ir neaktualūs, būkim aktualūs ir švieži jauni, ieškokim veikiančių sprendimų. Ačiū žiūrovai, čia buvo Geek Education podcastas, mano vardas Paulius, turėjom Ligitą ir iki kitų kartų. Iki. Ačiū.